Pradėti verkimo, kokį gal seansą. Tai labuka. Vasara, ne, pagaliau. Ne tik širdyje, bet ir kalendoriui. Ne, kaip ir ką, birželio 1. Tai šiandien jau pačioj Suvalkijoj, net sakyčiau, tokį vasariškį orą. Smagų savaitgalį turėjom. Brangoką. Neneiksi to brangoką. Bet smagų vis tiek. Nu ten, jeigu kas nematė, tai priminsiu, čia savaitgalį praėjusį dabar. Nu, žodžiu. Paskutinį gegužės savaitgalį Jadagonyse vyko tradicinės baikerių naktys. Ten konkursų visokių tiem užaugusiem berniukam būna. Tai garsiausi motociklai, kas nori pasimatuoti, o kas padangas nori pasvilint. Tai jau ir aš šiemet važiavau padangas svilint. Dar ten visokie Miss Barzda, Misteris Tatu, ne, visokie vyko. Tai va, tai variau pasvilint padangą. Biškį pasvilo padangą. Ir nusukau kardaną. Tai va. Tai čia šiandien nuo ryto pasisekė, aišku, dar tas, kad va palikau vakar pas meistriuką iš karto motociklą. Ačiū didelis dar kartą Vygantui už tai, kad atvažiavo su priekaba ir nuvežė plaušą. Iš Jadagonių paėmė ir nuvežė iki Garliavos. Ačiū labai dar kartą. Tai va, ir šiandien ryte išsiardęs pažiūrėjau, nu tai sako, viskas jau, tik kardaną nusukęs, tai remontas sąlyginai nebrangus bus. Kardaną jau nusipirkau, jis jau ir išsiųstas. Aišku, jūs, kai šitą video žiūrėsite, tai turėtų ir motociklas jau būti grįžęs į tikrai tvarkingo, prižiūrinčio savininko rankas, ne? Nors, kai sako, šiaip gal dvingai patekimi mocijai, iki tol, kol į debilų rankas nepapuola į durinį. Tai va. Aišku, man baigėsi tikrai sąlyginai gerai. Draugo vieno užsidegė motociklas, svilinant padangą. Nu tai ten pakainuos brangiau biškį. Nu bet ką, yra kaip yra. Neklysta tie, kas nieko nedaro. Nu ir ką, pažaidėm berniukiškai, nu ir smagu buvo. Tai va, o šiandien tęsiant darbus dar. Purškiam kviečius pabaigiam. Tai 2, kuris čia purškimas, galvoju, skaitosi ant varpos jau. Nu ne ant varpos, čia lenda. Tas ant vėliavinio, tai yra lap. Šiaip jau lenda. Tie kviečiai lauk baigia, jau čia jie išplaukio, va, matau, kai tik labai gerai. Vienas, va, šalia. Va. Jau va, plaukia, jau lenda. Tai baigiam purškimus. Ir šiaip jau šito sezono purkštuvui darbymetis, galima sakyti, į pabaigą. Nu tai liko, kas čia apie 70 hektarų kviečių. Paskutinis purškimas, viskas, daugiau nieko nedarau. Žirnis per žydėjimą nuo ligų ir nuo vabalų. Vasarinių kviečių keli hektarai dar ten bus ir fungicidinis. Ne, fungicidinį purškimą padariau. Nu tai vis tiek reikės ant vėliavinių irgi. Nu bet žodžiu, jau purkštuvui darbai baigti. Galima sakyti, reikės jau judinti kombainą. Nedaug bėdų čia po sezono bus. Po praeito ten porą gedimų iš karto tokių žinau, kad dabaigiau jau su ta mintim, kad tik tegul atlaikytų. Ir tiek, tai va, tai rauksim iš garažo kombainą, kentaurą mūsų. Apeisim, pasižiūrėsim, aišku, nu tai būna stovint technika irgi sugenda, daugokai būna visokių nesąmonių. Ir judėsim, sparčiu žingsniu judėsim link Javapjūtės. Nes jau čia iki jos nedaug liko. Pernai, man atrodo, Liepos 10 pradėjom. Lygtai. Kult Mauricijų, tai šiemet panašu, kad irgi pagal vystymąsi jų, tai turėtų anksti būti. Aišku, žiauriai reikia lietausiai. Čia prieš tas, kiek čia, 2 savaitės padariau paliau. Nu, tai tas padariau ten 20 mm. Tai reikia tikrai lietaus. Nu, bet laikom čiūrikus, savaitgalį lygtai rodo. Ir nemažai rodo lietaus, tai tikėkimės ne tik teoriškai, bet ir praktiškai jau gausi. O dabar gana čia malčiai. Sėdam va in tą tėjamą ir važiuojam fungiciduot kviečių. Va, čia netoliese ant vasarinių barstų azotą kaimynas lauko. Nežinau, aš kažkaip vasariniam, kai auginam, tai stengiamės viską atiduoti iš karto prieš sėją dažniausiai ir tada pamiršti, nes vasariniai javai greitai vystosi, nespėju, paskui aš ten su tręšimais, su purškimais nespėjau būna, nuvažiuoju pavėluotai reguliatorius purkšt ar ką. O dar tręšt, kai reiktų, tai
iš karto padavė, plius, kai čia tų kritulių nedaug, nu niekur tas azotas nedings. Tai va, judam darbuotis ir matysim, kuo čia ši savaitė mus nustebins. Gal vėl ką nors sugadinsiu. O aš moku sugadinti. Pakalbėjau, kad reikia lietaus. Ir labai gerą pavyzdį rada. Čia tokia gal link žvyro vietoje žemė. Ir viskas. Vėliava jau sukasi. Liūdna, aišku, va, yra pačioj matosi. Nudžiūvę jau džiovina. Čia va visur, va, tokie plotai. Kur tik biški gal loma dar kažkiek. Verkiant reikia lietaus. Verkiant. Na, aišku, čia. Paverksi nuo to geriau nebus. Apie verkimą pasakiau. Jau aš čia buvau suplanavęs. Matsas vakar, kai užlinko. Jau pradėti verkimo, kokį gal seansą. Tai visi, kas žiūrit, nu vis tiek būtumėt po eurą, kitą sumetę, žiūrėkit, jau naujas būtų motociklas išėjęs. Bet nu, dabar pigiai sutvarkysi, tai paliekam jau tas ašaras vėliau. Gal kažkas daugiau suges, tai tada pasitaupykit žiūrovai. Paskui tada jau mesim rimtesniam kokiam daiktui. Motociklas, tai čia juokas. Tai va, laukiam lietaus, nors čia tau lietaus, tai nieko, žiūrėk, visur va. Nu viens kits debesuks, va, koks gražus dangus. Ir viskas. Nu, gal, sakau, rodo lyg tai link savaitgalio reikia tikėtis palynos, nes liūgna, grynai. Prasidėjo vasara. Žinot, kas baigėsi? Purškimai. Va. Atidirbau visą sezoną. Nu tai kiek čia tų gedimų turėjau. 2 tie filtriukai nušovė, stiklai filtriuk. Viskas. Na, dar jeigu kopijavimą turėtų būti už viso super purkštuvą. Ne, o šiaip tai dar aišku, liko purškimų biškį, bet viskas. Liko žirnius per žydėjimą nupurkšt. Nuo vabaliukų ir nuo ligų. Bet dar čia jiem kokios, ką žinau. Porą savaičių panašiai tai tikrai turėtų būti. Nors, aišku, čia greitai vasariniais kultūros vystos. Nu, bet tarkim, kokia 12 bent jau dienų dar tikrai. Ir vasarinių kviečių 5 beveik hektarai. Nuo ligų antras purškimas bus. Tai žinot ką? Iki javapjūtės panašu, kad liko 40 hektarų purškimų. Ir viskas. Ir tikėkime, jis galėsi sutvarkyti mocų važinėti. Nu, ne, reikia šiaip. Priekabas, kombainus pasiruošti. Kombainus, kaip jį daug turėtų. Kombainą. Ait reikia kombainą ištraukti iš garažo, pasiruošti. Biškį ir traktoriam, aišku, reikia prieš darbymetį pasitvarkyti. Smulkmenų nėra kažko labai daug, bet vis tiek. Tai va, o šiaip super. Vasara, sakyčiau, prasidėjo su trenksmu. Oras šiandien nerealus. Vėjo beveik nėra. Vaizdai gražūs. Ryte, aišku, ten kampus dabaiginėjau, kai purkšt buvo. Ir kur smėlynai, tai jau padžiūvę, aišku, yra jau žalos. Bet ten, kur dar žemė laikosi, kažkiek tą drėgmę savy geriau. Tai, nu nežinau, mano akim visai gražu. Čia vat yra atseiliuotas kagė. Blizga kaip šuns pauta ir rupūžė vis. Ne, iš tikrųjų tai blizga dėl to, kad diena buvo sąlyginai šilta. 24, kažkas 3, 5 gal ne. Ir užsidėjęs vaškinis apsauginis sluoksnis, tai dėl to jie čia tokie blizgučiai visi. Nu, bet viskas. Antras fungicidinis purškimas padarytas. Trečio labai retai kada darau, jau kai išplaukia būna, kad ant varpos. Tai kviečių priežiūra baigta. Ką padariau, tą padariau. Ir viskas. Lekiu namo. Statysim purkštuvą po stogu tuom kart. Gal dar prieš tai nusiplausiu, kad būtų pačiam smagu pasiimt. Kitą kartą dirbti. Ir reikės ant šito traktoriaus jau pagaliau dėti smulčerį ir varyti pakelės. Žinau, nes čia praėjusią savaitę biškį pradėjom vienur kitur kampus, bet atsitiko savaitgalis, nieks dirbti nenorėjau. Tai reikės varyti dabar. Oi, kaip jėga, saulytė, kaip šviečia, žiūrėkit. Ai. O matot, kaip blizga. Būčiau plikas, tai čia, o jėzau, atspindys būtų ant ekranų. Balta būtų.
Viskas. Sveikinu, pabaigai purškimų beveik didįjį sezoną. Sėkmės. Kaip laikrodukas, prastovėjau visą žiemą kombainą po stogu, nejudinta, kaip matot. Pirmas kūrimas dabar buvo. Tik tai šįmet turim bėdą. Peliais įlindę buvo į kabiną. Lemba 3 metus nieko. Ir nuodų dėjau ir visko. Nebaisiai, bet yra. Vienos matau, kameros nematau. Galiniais tai gali būt laida kažkur nuėdė, reikės lyst. Ojojojojoj, ką su jom padaryti? Nieko. Žodžiu. Ruošiamės biškį kuro talpas. Rytoj, kai tik atveža kurą likusį 6 metų. 16 gal ton. Tai dar pasisekė sąlyginai nebloga kaina paimt. Šiandien jau plus 7 centai girdėjau, pabrango. Tai galima sakyti, džiaugiuosi. Bent kažkur neprašauviau. Dažniausiai prašaunu, tiksliau pasisekau irgi, kai tik atpenga grūda juos parduot. O šį kartą pasisekė kurą nupirkti prieš pabrangimą. Nu tai dar. Žiemą pirkom nepilnai euras buvo, man atrodo. 9 gal netgi centai. Ir po kokių gal 3-4 dienų tas ančiukas Donaldas į Iraną paleido ten raketas bombas. Tai po to pralaukėme, čia buvo geriau euras 40, netgi žalias kažkada. Tai šiandien tiksliau vakar užsakiau euras 10 gal. Kažkas taukiau. Nu tai irgi dar sąlyginai nebrangiai. Aišku, esam brangiausia pirkę kurą, kai Ukrainoje karas prasidėjo vos ne palei 2 eurus buvo kažkas, euras 8-9. Nu taip skaudžiai buvo. Tikrai skaudžiai, bet dabar, nu ką. Nieko, yra kaip įėjo, bus gerai ir po tą eurą 10. Talių darbas, žiūrėkit. Laiduką. Čia, nu ne laiduką, tas laidai lyg neapgraužti, ten irgi žiūrėjau giliau, lyg nieko nėra. Nu tik tai va vienos kameros nematau. Yra, va čia turi būt ant galo kamera, kurią eina. Tai kažkur viršui va čia bus nugraužę laidą. Sukam, sekasi viskas. Gal geriau girdės. Išvarėm kombainą, tuo pačiu tradiciškai po žiemos prasuks, norisi pasižiūrėti kaip kas. Tai pakol kas ką, žinau, pašalinių garsų nieko negirdėti. Sukasi viskas, kas turėtų suktis. Porą gedimų, tai žinau, kas yra čia. Vieno guolį reikės tvarkyti, jau pabaigėm kelias dienas paskutinės, kai kūlėm. Jisai buvo toks jau ant ribos, bet, nu, sakom, gal atlaikys. Tai atlaikė, yes. Tai va, tai tą pasitvarkyti reikės. Čia reikėtų elevatorių grandinės keist, nuošulnios kameros irgi grandinės, tai va, nežinau, žiūrėsim, ar dar įmanoma su jom dirbti, reikės keist. Ir aišku, susirast kapelės, nueidė į pindus. Nu, bet kažkaip. Prie kederio biškį tradiciškai, nes tas šiaip aфиgenai dalykas geras, Powerflow kederis su transporteriu. Bet, nu, yra biškį priežiūros daugiau negu tai. Ką matei gero? Pašalinių garsų, kai sakau, svarbu nėra ir viskas, nu tai ką žinai. Pastatytas einantis tradiciškai, o bus kaip bus. Jau kviečiai va beveik nunokė, bus galima tuo įvaryti. Ar matot, kas atsitiko? Kas įvyko, tiksliau neatsitiko. Liko keli va štrichai, lempas čia dasidėliot kokias, ką, dabar vandenį supylėm. Pagaliau žavietė padaryta. Čia dienom darbavomės, tai vėjas labai buvo didelis.
Nejau čia nei kamerą, kur pasistaty. Ir tatą padėjau čia man dėlioti, aš tokių darbų nelabai mėgėjas. Mokėtojas, tik jau nemėgėjas. Tai va, ačiū jam už pagalbą, mamukas irgi čia trinkelės nešė. Ir va, padaryta. Ir dar vien stebuklas šiandien atsitiko, akį niešti. Aš žinot, koks stebuklas. Nuspėkit iš vieno karto. Taip, Motosofas atvėrė. Reikės jau pabandyti paburnautinti ar laiko ir geras kardanas. Dar pats nemačiau to nusukto velenėlio. Ten ne patį kardaną, o velenėlį tik parodysiu neužilgų. Lėksiu pasimt. Kai tik motociklo, tai sutvarkiai, varysim toliau. Kada, kažin, baikerių naktų afteris, reiktų pabandyti vis tik tą burnautą padaryti iki galo normaliai. Pigiai prasisukau, tai galiu dar kartą, ne? Ne. Dabar kokie savaitė, tai tikrai ramiai važinėsiu. Jokių burnautų, jokių nieko ir viskas. Dar čia šiaip žiūriu į dangų. Koks grožis artėja. Tikiuosi, ateis lietus. Nu, rytoj rodo, vakarui lyg tai biškį rodo kažkiek. Rytoj gal kažkiek. O Jėzus, kad tamsiai, va. Tai va, džiugiaus naujienos. Haida, va, ten ir bliūdą nusipirkom. Nupirko tiksliau žmona. Sakė, čia bus tau dovanų. Va. Bliūdą sugniai degyti. Dėsim į čia malkas. tą bliūdą dėsim va į viduriuką ir viskas. Tai va, na, svarbu jau, kiek čia nereikėjau, 5 metus primint, kad padaryčiau tą laužavietę, tai padarėm. Dar čia gilynas kažkas aplinkiais, čia nesigaudau aš. Mano darbas buvo sudėti rinkeles, kažkiek padėti ir viskas. Va, okei, nuotaika atsirado, 3000, varom toliau kažką biškį nuveikti ir lėksiu neužilgo motociklą pasimt. Kurui talpas paruošimą atveža rytoj. Kombainas prasuktas, gėlės bėdas žinau, kas yra. Viskas pagal planą. Nu, matau, gedimas nebuvo pagal planą. Olia, aš čia midžikuoju tą kamerą. Tai va, nebuvo gedimas pagal planą, bet svarbu, kad pigiai ir greit susitvarkiau. Tai va, okei. Tuo susitiksim iš kažkur. Nu, ir ką jūs? Buvo čia, aišku, heiterių, kurie sakė, viskas, paminklą Goldui statyk. O, žiūrėkit, važiuoja. Viskas, išbandyta, testinis burnautas padarytas, kardanas atlaikė, judam toliau. O matosi, kad kažkas buvo pagėdėje? Ne. Nesimato. Tik tai žinot, kas visose dėžėse taip kvepia guma deginta. Traukia ir net vajazo. Tai va, šiaip viskas važiuoja. Dar pakrapštė biškį stabdžius vyrukas. Šiaip super, rekomenduoju šitą servisą visiems Goldwingų turėtojams. Hondų turbūt visų netgi. Nes tikrai operatyviai greitai dirba. Įmesiu ten kažkur nuorodą aprašyme. Kaip jo servisas vadinasi, operatyviai. Sekmadienį vakare žmogus priėmė motociklą. Supranta, kad reikia durniam pagelbėti. Žiauriai, ačiū Laurinai. Aptvarkė, patvarkė, ką reikia. Dar, aišku, tradiciškai rado ir gedimų kelis. Bet viskas ok, judam, važiuojam. Bus galima toliau lankyti miestus, rinkti kilometrus. Ir viskas pirmin. Sutarėm kitą servisiuką tokį nedidelį daryti Liepos mėnesį per Evapjūtę. Tai guolius vairo reikia pakeisti, dar ten smulkmenos kelius. Tai žodžiu pakol kas tiek. Jeigu galvoju, be reikalo tą kardaną pirkau, tai jį, aišku, gražinsiu dar. Bet šiaip tai būčiau, jeigu iš karto ieškojęs detalės tos, kurios reikia, tai jisai pirmanį vakarė jau būtų važiavęs. Tai čia šiaip yra, užskaitau, super. Mažas ir pigus gedimas, galima bus kitais metais toliau burnautinti. O ką, dabar šiandien ketvirtadienis. Laukiam, Hebros turi susirinkti. Tradicinį ratuką sukam. Dangus nėra iš gražiausių. Pupuliai mano link namų važiuojant atsinti, kad lyja, valytuvai dirba savo darbą, tai jau valytuvai, kad veikia jau gerai. Tai va, tai valytuvai valė lietų nuo langų, vandenį. O čia, nu, ką žinau, mes į tą pusę, kur judėsim, kažkur va į ten. O ten, į ten. Tai ten kaip ir nieko, viskas normaliai. Apsiniaukęs dangus, bet atvirai pasakęs, netikiu, kad lis. O jeigu ir lis, nu, taigi net cukriniai visi. Su aprangom, va, su striukim, neištirps. Gerai, laukiam Hebros ir judėsim tolyn. Nu dar taip vėlai iš naktų nebuvau grįžęs. Ketvirtadienis. Palaukit, kiek čia tų valandų, pažiūrėti.
11 vakaro, ketvirtadienis. Pala naktys baigėsi sekmadienį. Normaliai. Nu kaip grįžo. Mocas grįžo po naktų tik šiandien. Viskas, testinės važiavimas padarytas. Kardanas veikia. Smagiai viskas. Burnautai testiniai padaryti, viskas sukasi. Galima bus važiuoti toliau. Čia biškai gavau lietaus grįžtant. Nu, ne biškai, galvoju. Buvom Krekenavui. Tai paskutinius dabar kiek kokius? Nu, 100 kokį 30 kg, 20 tai per lietų važiavau. Ir idealiausias variantas, bet ne cukrinis. Riebalinis sluoksnis neplonas, tai neištirps. Ok, vakaras tingiu. Vis dėlto tiek po naktų. Taip vėlai po naktų grįžau, reikia eiti jau namų. Nu tai ką, penktadienis. Kokią mielą varpą radau. Artistas. Gražiai atrodo viskas užsimezgė. Tradiciškai apatinis toks ant ribos atmetimų, bet gal ir neatmes. Nulynojau vakare biškį kokie 4-5 mm. Šiandien čia irgi tokia rasa užsidėjau, bet rodo į vakarą dar, nu, tikėkime į spalis. Ir va atvažiuoja kuras. Susipilsim kurą 16 tonikių. Tai panašu, kad turėtume užtekti ir visai javapjūtei. Nu gal į pabaigą, bet ne, turi užtekti, nes kombainą mes apie kokią 7 tonas sunaudojam, nedaugiau. Tai va, einam išsipilstyti į bačkas, nu į bačkas, į degalinę savo. Ir galvosim, ką čia tam penktadienio vakarį nuveik, gal biškį dar reikės žolės važiuoti papjaustyti kampuose. Ir jau tada tikrai galvot apie penktadienį. Ale, gera penktadienio popietį. Nulėjau drūčiai tai. Vakar 4 mm buvo. Einam pažiūrėti, kiek dabar. Ką čia rodo. O, mane rodo. 14 kažkas beveik. Panašiai vat. Tai žinot ką? Čia yra super gerai. Super. 18 mm va. Nu ir per parą grubiai, nes ir vakar panašiu laiku apie 6, kokią turbūt pradėjau čia lynot. Tai liuks, sakytau, labai liuks. O. Ir paklydėlis valkata namie. Ai, da jums aš nerodžiau velenėlių. Tau nelemtų. Va, žiūrėkit. Nu čia dabar tik tai va davirinta veržlėnės iš reduktoriaus reikėjo išimti. Ir va kaip nupjauta, va kaip peiliu. Jau ką moku, tai moku. Supaškodyti viską. Jau čia tai mano numeris 1 tas įgūdis. Jau nuo seniai šitą moku kokius 30 metų turbūt. Supaškodyti kažką tai tik duokit man. O, numeris 1. Tai va, tai čia nieko ypatingo šią savaitę nepavyko tokio nuveikti. Stresas buvo dėl motociklo, čia man spaudimai sukilę visi viskas, tai dėl to matyt. Tai jaučiu, va, katinas aplinkojas trinasi. O, šitas, va. O, tigras šitas mūsų, tigras. O, trinasi. Tai va, nieko doro nenuveikėm dėl streso, kaip ir minėjau. Spaudimas čia sukilinėjau, nes buvau jau gavęs detalę, pasirodo ne to, ko reikėjo. Po to jau gavau vėl. Nu, žodžiu, svarbu važiuoja va, jisai va, šitas va. Nu, a jis kaltas, kad aš dalbajobas. Nu, nekaltas. Tai va, tai ta proga. Ale, tai tarp kojų tau maišytis reik žvėryje. Tai va, tai ta proga. Įbaigiam šią savaitę. Nieko čia įdomaus nenutiko, bet pažadu, kitą savaitę vėl kažką sugadinsim, galvoju. Vis tik reiktų kažką supaškodyti, ne? Kaip kitaip žiūrovų prisirinksi. Reik supaškodyti. Tai va, tai pagalvosiu, ką aš čia galėčiau suvaryti. Ir susitiksim iš kitų paškodintojų nuotykių.